Zdarova Šaika, zdarova. Tai senai nesimatėm ir neįkėliau video apie challenge, tai dabar pamatysite video apie challenge, kaip sekėsi ir žodžiu, kad viską kaip buvo. Žiauriai susirgau ir nieko nebedariau, jokio contento ir taip toliau. Tai mes tą challenge labai greitai, kaip sakyt, užbaigiam, bet aš iš dalies ir džiaugiuosi, nes šitą savaitę šiandien skrendu į Lietuvą ir tenais bus 2 savaitės, tai contento kol kas nebus, bet kaip matysite praeituose video, kur dabar bus po šito, tai mes sugalvosime naujų dalykėlių, naujų challenge'ų, naujų iššūkių ir ką galėsime padaryti ir galbūt kažko jūs dar netgi ir išmokyti, kad kiekvieno iš jūsų gyvenimas taptų lengvesnis, laisvesnis ir bent kažkiek galbūt prisidėtų prie jūsų gerbūvio. Tai taip, toks yra tradingas, toks jis yra realus, jis nėra pagražintas, aišku, tai yra kaip mes darėme challenge, tai ir vadinasi challenge'as, tai yra bele kokios rizikos, mes dedame visą kapitalą, mes jokių saugumo faktorių nenaudojame. Ir todėl arba win, arba lose ir kitaip negali būti. Tai šiuo metu mes esame dugne, mums nepasisekė, bet tai nieko tokio. Tai dar vienas challenge'as, kuris gali kilti bet kurią akimirką, bet kuriuo metu ir sugalvoti, kad darom taip ir ne kitaip. Tai va, draugai, toksai būtų video pranešamasis, 2 savaitės greičiausiai nebus jokio kontentuko, o aš toliau tradinu, aš toliau dirbu. Aš toliau imu pro firmų accountus, juos praeinu ir tai nėra svarbiausia, kad tu praeitum pro firmų account. Tai praeit gali daugelis, kuriam, pavyzdžiui, gali pasisekti ir paeiti tradas vienas kitas, priklauso dar kokią riziką naudojate, ne, ir galite jūs įpraeiti, bet jį išlaikyti tą accountą, gauti payoutus constantly. Ta prasme, kad viskas būtų iš eilutės, tai va čia yra sugebėjimas, tai tas ir yra tradingo meistrystė, kaip sakyti, įgūdžiai, skillsai ir visa kita, tai ateina su laiku ir kad tai ir ateina, bet kartais mes vis tiek esame žmonės ir paima emocijos, paima tas ir mes nesugebame to suvaldyti ir padarome klaidų. Bet tai yra normalu, tai yra toks dalykas. Tai va, draugai, smagu kurti turinį jums, smagu, kad jūs taip domite, žiūrite, subscribinkit kanalą, komentuokit. Kitas video, kurį padarysiu, tai bus atsakymai jūsų visų klausimus. Po to dar turiu nusimatęs video parodyti apskritai visą pusę tradingo. Po to, kaip naudotis brokeriais, kaip pro firmų challenge'us daryti, kaip prieiti, žodžiu, visus tokius tutorialus padarysiu ir tikiuosi jums patiks ir bus smagu. Tai va, draugai, o ką, mes varom šiek tiek pasiilsėti į savo gimtąją šalį ir greitų metų grįšim į YouTube. Gyvenam. Nu, zdarova šaikelė, žodžiu, pirmadienis, labas rytas, dabar yra po 7:11. Biškį pramegau, turėjau keltis po 7, bet yra kaip yra, nesvarbu. Tai žodžiu, ką mes turime 3 potencialius traidus šiandien ir žiūrėsim, kas bus, kol kas nerandu jokio entry pointo. Bet pasižiūrėkim. Taigi turim GBB, NZD, GBP, NZD, tai nuo interest taško laukiam supporto, engulfing stiko ar kažko, kad pirkti buy, bet nu pirmadienis toksai lėtas žiūri įsivažiavimas. Toliau turim USD CAD. Irgi laukiam, kol nuo interest linijos atsimuš supportas ir važiuosim toliau į viršų. USD CAD ir Euro GBP. Turim tą pačią situaciją, turim buyų. Tai vėlgi laukiam, kol įvyks kažkas, nes kol kas tai nieko čia nevyksta. Tai gali būti, kad čia nerasim kur eiti jokio trado, bet nieko tokio, taip irgi būna. Netradinti irgi gerai, jeigu nieko potencialaus nėra, šiaip kitose
porose, tai nelabai ką galime rasti. Dar pasižiūrim šią naujienas. Nes mes naujienų netreidinam. Tai, kaip matau, šiandien bus, buvo 7, gerai. Tai mums reikia USD, nes norim treidinti USD CA, tai pažiūrim, kas šiandien gero šiandien. Nieko šiandien nėra, šitai labai gerai, tada GBP USD, GBP USD. Taip, čia naujienų irgi jokių nėra, tai labai super. Ir ką mes čia dar turim? Eurų. Labai svarbu pasižiūrėti naujienas, nes sugadina labai daug treidų ir mes naujienų netreidinam. Tai nėra nieko naujienų, labai super. Galima treidinti šią savaitę laisvai. Turim tokį atspirties tašką arba ten. Tai va, tai laukiam šaikelį entry pointo. Kol kas nieko gero nenusimato. Tai va, būtų boom engolfingas, antras, važiuojam. Tai va, o jūs, kur uždavėt visus klausimus YouTube, tai atsakysiu atskirame video, kuris nebus susijęs su challenge. Ta prasme, tai tiesiog bus Q&A toksai ir tenais atsakysiu visus klausimus. O aš bandau atsibūst šaikelę, tai jau susimatom. Tai ką, šiandien yra tragiška diena, praradom 95% savo balanso ir buvo žiauriai nesėkmingi treidai, kai jau buvo nesėkmingi, vis pirma, kadangi tai yra challenge'as, tai naudojama didelė rizika ir viskas, tai nuėjo ne į tą pusę, kurią turėjo nueiti, kurią prognozavom, nuėjo vėliau, bet kadangi yra didelė rizika, tai mūsų stop lossas yra žiauriai mažas ir mums reikia iš karto, kad eitų į teisingą directioną, negali nei kiek nukristi stop lossą beveik. Gali, bet ta prasme, tai mes praradom 1000 eurų, 1100, atsiprašau, ne, 1600. Dabar pas mus balansė $1170. Ar mes galim pasiekti 1000 vėl? Taip. Ar galim 5000? Taip. Bet kadangi, sakau, čia yra challenge'as, tai gaunasi all in. Visą laiką dėjimas all in. Jeigu darysim kitą challenge, tai galėsim padaryti challenge tiesiog su normaliom rizikom, viskas bus žymiai lėčiau ir viskas kitaip. O dabar tuo pačiu metu pasiėmiau dar vieną pro firmos accountą ir man reikia $500 profito. Ir mes turime beveik 300 ir jo. Mes jau pasiekėm savo kelionės tikslą su šituo accountu. Tai va, Phase 1, aš vis laik tik Phase 1 renkuosi. Žiūrėsim, ką čia turim. Galvoju, dėsiu dabar stop lossą prie take profitas. Koks buvo mano take profitas, tai dabar bus stop lossas, jeigu dar pakils dabar. Tai ir laikysiu tiesiog. Galbūt praeisiu per vieną trade challenge, tai būtų amazing. Ir už 2 dienų turėtume dar vieną accountą, su kurio galėtume gautus pinigus tradinti. Tai va, tai taip yra, toks yra tradingas, tai nėra tik tais laimė ir džiaugsmas ir tai yra nesėkmės. Bet pagrinde nesėkmės yra dėl rizikos valdymo ir emocijų. Tai va, šiandien buvo labai daug emocijų, labai daug gamble ir labai neapibrėžtumo ir išėjimas iš strategijos lygio, tarkim, sugriovau savo strategiją, nes netreidinau taip visą laiką ir žodžiu, nesmė, bet esminis dalykas yra rizika ir va, rizika buvo labai didelė, nes mes vykdom challenge, bet nieks neprarasta, mes turim 100, jeigu tiksliau, to nueisim į account ir pažiūrėsim, mes turim, taip, ką mes turim, pažiūrim, 170 balansė. Kčink. Ir iš jo turim padaryti 5 štukas. Jeigu ką, tai aš dar visą su pliusė, nes mano pradinis balansas čia buvo 100. Jeigu mato, deposit 100. Ir turėjom štuką 70, tai buvo. Ir dabar grįžom vėl.
Tai va, šiandien taip lengvai, šiandienos, jeigu pažiūrėjus, minusas yra su komisiniu štuka 607. Nepaėjo, bet užtat pažiūrėkit kaip varo. Pažiūrėkit kaip varo mano profirma. Teisingas entry irgi biškai didesnė rizika negu priklauso, kad greičiau praeit profirmą. Na. Ir čia ne New York session, čia dar viskas vyko London session. Turiu ir kitą countą profirmą, bet su jo irgi padarėm, kadangi atlikinėjau tos pačius trade'us, tai iš 5 štukų liko kiam 8, dar rytoj galim paimti. Tai mums reikia, kad būtų 55 štukos ir mes praeisim šitą countą. Bet tikėkimės, šitas accountas irgi mūsų nepavesti. Kaip matote, vienas trade'ukas, 300 $, kuriamiau raw spreadą, nes nublembo kartais tokia kosmoso, žinokit, su spreadais, kad žiauru yra. Tai va, na, toks challenge'ukas. Niekas nėra prarasta. Ir per šią savaitę turime gyventi, nes po to įskrendu 2 savaitės Lietuvą ir tikrai nesinorės nei filmuoti, nei daryti kažką, nes bus žymiai daugiau reikalų. Tai šią savaitę norėtųsi kaip ir pabaigti šitą. Pradėti arba pabaigti. Ką, draugai, labas rytas. Dabar yra apie 17. Ir mano ties atsikėlėme su... Tuoj pažiūrėsim. Žodžiu. Po nakties atsikėlėme su -5. Tai mūsų challenge'as yra baigtas. Gaila. Bet tai yra trading. Tai yra didelės rizikos, kurios naudojama kiekvieno trade'o, kad greičiau pasiekti challenge. Ir nieko čia to nepadarys. Na, o dabar liko dar ką veikti. Žodžiu, nežinau, ar įdomu, galim nuo kokio challenge pakurti, nuo 100 štukos, pavyzdžiui, kai buvo prieš tai, nors realiai jau prieš tai padariau nuo 100 štukų 700, bet kodėlgi ne, jeigu norite, galima daryti. Taipogi einu dabar profirmos accountus praeidinėjau, ne vieną ir kad čia nėra interneto. Tai judam toliau, mes judam toliau. Na, nežinau, reikia kažką įdomaus sugalvoti, kad ir jums būtų įdomu žiūrėti. Dabar vėl einu į rinkas ir vėl žiūriu, kas čia vyksta. Ir tada bus galima atlikti kažkokius sprendimus ir trade'us su profirma. Tai va, draugai mėly, challenge'as yra baigtas. Atsakysiu jūsų visus klausimus kitame video. Matysite kitą video, kurį uždavėte prieš tai, kur uždavėte po kitais video klausimais. O, dieve, nieko gero, čia nenusimato. Ir tiek žinių, draugai. Tai va, mes važiuojam toliau, trade'inam toliau, kiekviena diena tokia pati. Kaip sakoma, traderio duona yra negailestinga. Tai va, o dabar su normaliom rizikom savo lengvai, po biškutį, po tikutį, eisim, pasidėliosim ir važiuosim saugiai, be jokių nesąmonių, tai va, draugai. Ką, geros dienos, einančios savaitės ir rašykit komentaruose, subscribinkit kanalą, kas įdomu ir padarysim. Būtinai pagalvosiu pats gal kokį challenge'uką, bet gal kai jau grįšiu iš Lietuvos, tai tuomet bus įdomiau. Tai va, draugai. Čiau, pakau, sumatysim.